Bet spėjo labai staigiai pames ragelį. Parodysiu, kaip parduoti reikia. Klausau. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras, ar aš čia su Irena kalbu? Taip. Oi, labas vakaras, labai malonu su jumis kalbėti. Klausykite, kaip jums sekasi šį vakarą? O su kuo aš čia kalbu? O čia Artūras, žinokit. O koks Artūras? Artūras, jūs dar manęs nepažįstate. Aš tiesiog paskambinau paklausti, kaip jums sekasi. Nu, bet iš kur tas Artūras atsirado? Nu, matot, aš tiesiog paskambinau pasiteirauti, kaip jums sekasi. Galbūt jums labai gerai sekasi, tada man geros naujienos būtų. Iš kur jūs žinot mano telefoną, pavyzdžiui? Nu, žinokit, mes čia turime tokius sąrašus žmonių ir tiesiog visi telefonai tenais yra. Nu, man kažkoks tai įtarimas kyla, kad aš atrodo toksai žmogus, kad niekam neužkliūnu ir staiga... O, ponia Irena, tai tikrai, kad jūs mums irgi neužkliuvot. Mes, nu, tiesiog aš, žinokite, tiesiog paskambino paklausti, kaip jums sekasi ir jokių čia supranti užkliuvote. Ne, man kaip tik malonu su jumis šnekėtis. Nu, kaip man sekasi. Nu, kaip jums sekasi? Man gerai sekasi. Sėdžiu, tvarkaus, kada nesėdžiu, žiūriu televizorių, ruošiuos šventėm, namus, tvarkaus. Nu ir džiaugiuosi, kad sveikata nebloga, kad oras geras, kad jokių nelaimių šiuo momentu nėra giminėje, o ko daugiau norėti. Oi, labai šaunu. Bet žinote, jums dar geriau sektųsi, jeigu jūs nusipirktumėt mūsų vandens filtrus Brita. Vandens filtrai Krita yra geriausi vandens filtrai, kuriuos galite nusipirkti kalėdoms. Man jau padovanojo vandens filtrą kalėdom. Gerai. Vakar... Tada mes dar norėtume jums pasiūlyti... Palaukite, aš dabar kalbu. Norėčiau jums dar pasiūlyti siurblį. Nes mes turime siurblį, kuris yra pagamintas su toja pačia technologija, kaip ir vandens filtrai, ir išfiltruoja jūsų orą bute taip, kad jūs galėsite kvėpuoti švariu oru visus metus. 2012 metais kvėpuokite švariu oru su mūsų dulkių siurbliu Rambos Zinda. Ai, nuostabu. Aš, žinokit, labai man patinka grynas oras. Aš visą beveik žiemą laikau. Tai kiek jums tada tų siurblių atvežti? Nereikia nei vieno. Aš grynų oro pakankamai turiu. Jums tikrai... Nelaikau uždarų langų. O per daug atidaryti irgi negalima, kadangi vis tiek iš gatvės dujų kažkokių tai porciją gaunam mes. Nu taip, bet tai, žinokite, tie siurbliai žiauriai geri yra. Jie tokie geri, kad jūs galvosite, kad... Kokia jūsų laimingiausia gyvenimo diena? Kiekviena diena man yra laiminga, kada nėra nelaimių, kada sveiki anūkai, vaikai. Man visos dienos yra laimingos. Ir nuo tos dienos, kai įsigysite mūsų siurblį radistai, jūs galėsite šitą dieną vadinti pačią laimingiausią savo dieną iki pat pabaigos. Tai bus laimingiausia jūsų diena, nes šis siurblys ne tik siurbia, jis valo orą ir kepa pusryčius. Klausykit, brangusis, negaiškit jūs savo brangaus laiko. Aš jau netokio amžiaus, kad susigundyčiau tokiais dalykais. Aš patenkinta ir džiaugiuosi kiekviena diena, kiekviena valanda. O man nei siurblys, nei kažkas tai tokio, man tokie dalykai neteikia per daug džiaugsmo. Kiek čia viso šito reikia vienam žmogui? Taip yra tik tai todėl, kad jūs dar nei karto nebandėte siurbti su mūsų radistai siurbliu. Jeigu jūs įsigysite mūsų siurblį, jūs pajausite palaimą užplūstančią jūsų kūną. Aš neprisišiukšlinu tiek, aš kiekvieną dieną prasišluostau grindis, sienas ir man... Atėjęs tam galas, nes jūs to siurbliu galite valyti ir langus, ir grindis, ir šaldytuvą. Oi, ačiū labai.
Ačiū labai. Gal surasit kokią šeimą, kad daug vaikų, kurie šiukšlina, kurie apspjaudo langus. Man nieko viso šito nereikia. Nu, supratau. Gyvenimą visko susikaupia tiek, kad visos tos tokios buitinės priemonės jau yra ir nemėgstu užsigriozdinti visokiais daiktais, kurie man nėra būtini. Nu, supratau, ponia, bet žinokite, jūs esate viena iš maloniausių ponių, su kurio man teko šnekėtis iš tiesų. Nuostabu, dėkoju jums ir linkiu jums gerų švenčių. Oi, ponia, tai... kiekviena diena. Būtinai džiaugsimės, ponia, jums geriausių metų, kokius kad nors esate turėjusi. Linksmų švenčių. Ačiū labai. Linksmų švenčių, ponia Irena. Linksmų švenčių jums ir laimingų naujųjų metų. Jums irgi laimingų naujų metų. Gerą vakarą. Labai ačiū, gero ir jums vakaro. Gerą vakarą, iki. O dabar aš turėčiau vieną frazę pasakyti Linai. Tuoj, palaukite. Taip, aš dabar Ne. Va. Nu va, dabar skambiname Linutei. Nu, pakelk ragelį, Linutė. Alio, pakelk ragelį, nu. Draugiškai. Pakelk ragelį. Iš kur Linutė? Škur Linutė. Škur Linutė. Gerai, bijo Linutė. Linutė, žinau, kad klausaisi, dėl to nekeli. Tiesiog aš tau norėjau pasakyti, kad jeigu tu dar šią nuostabią moterį Ireną kartą pavadinsi bjaure, aš ateisiu pas į tavo namus ir išprievartausiu tavo mamą, tėtį, šunį, viską, ką rasiu namie ir prišiksiu tau į šaldytuvą. Šios nuostabios moters vardu Irena tu daugiau niekada gyvenime nevadink bjaure. Ar tu girdėjai? Tiesiog auksinė moteris. Auksinė. Ir dėl to aš tau, Linutė, sakysiu, kad greičiausiai bjauri yra ne Irenutė, o tamsta. O dabar sumokėkime porą mokesčių ir mes to jau pat grįšime su Mantu Katleriu.